Sveiki visi, aš esu Kostas ir šiandien pristatau jums savo jau 7-ąjį Minecraft Survival epizodą ir mes pradėsime lygiai ten pat, kur baigėme. Mes pradėjome statyti namą ir aš ką tik pastebėjau, kad man trūksta medienos šiam namui dabaigti. Taigi pakalbėsiu apie kelis dalykus. Buvo komentaruose, mačiau, kodėl tu visada sakai Kostas pradžioj. Nežinau, man tiesiog patinka daryti tokį intro. Taigi dar buvo prašymas žaisti ant normal. Gerai. Taigi. Ir aš turiu kelias idėjas, kokių kambarių galima pastatyti šiame name, bet šiaip norėčiau, kad ir jūs prisidėtumėte, parašykite, kokių kambarių norėtumėt, idėjų visokiausių ir taip toliau. Kad būtų ne tik mano vieno darbas, bet ir jūsų, kad jūs sugalvotumėte ką nors ir aš pastatyčiau. Ko nesuveikia? Gerai. Pala, man atrodo, render distance kažkaip ne taip. Tai, ne. Normal. Va. Taigi, tikiuosi jums šitas tekstų pakas patinka. Čia bus tik mėgamasis. Iškart sakau, bet kol kas čia kaip vienintelis kambarys, tai čia ir furneisai, ir crafting table. Taigi, bus dar, aš turiu kelias idėjas, reikės padaryti pilną kambarį iš furneisų, tada dirbtuvės tokį sandėlį, automatinę gal fermą pabandysim daryti. Dabar laiptus padarykime, kad lengviau užlipt būtų. Taigi čia jau yra 5. vidas, kurį įkeliu per 5 dienas. Ne. 7. jau vidas, kurį įkeliu per 7 dienas berods. Tai va, stengsiuosi ir toliau įkeldinėti kiekvieną dieną. Pala, kažkaip man nepatinka. O taip, va. Taip gerai bus. Padėkim pressure plate, kad galima būtų iškart lengvai užlipti. Dar gal 2 blokus į viršų padarysim ir užteks gal šitam kambariui. Sugalvau, reikia atsodinti medžius, kad neišnaikintume visai miško. Kad nesunaikintume gamtos. Kokio iš sunkumo. Normal, gerai. Dar vieną turim, gerai. O, dar vienas nukrito kaip tik. Tai va. Reikėjo dabar, kai galvoju, neižudytų kiaulių, būčiau fermą pasistatęs, būtų daugiau maisto. Būtų maisto šaltinis. Nieko, manau, tikrai surasim dar kiaulių, kurias galėsime užveisti. Taigi greitai turėčiau kelti šiaip ir slenderio vieną vidą. Taigi. Vienu per aukštai. Ir stiklo stogą norėčiau daryti, kad šviesiau būtų, kad nereikėtų točių visur pridėti. Taigi, tam reikėtų smėlio šiaip. Reikia pasidėti kastuvą ir prisirinkti smėlio.
čia reikia pasidaryti? Pressure plate. Kažkaip ne taip. Kažką aš blogai darau. The fuck? Jo, tiek... Nu, pala. Gerai bus. Manyčiau. Jo, gerai. Veikia viskas. O dar sydą gavom kaip tik. Telefonas čia mano, jeigu girdėjote. Žinutės rašoma kažkas. Pačiu laiku ir vietoje, kaip visada. Kur saulė? Dar turim šiek tiek laiko, manau. Puiku. Steką pilną prirenku ir eisiu. Nu, užteks. Ne pilnas stekas, bet tektų. Man šitas tekstur pakas iš tikrųjų labai patinka. Pažiūrėkit, kaip gražiai vanduo atrodo. Jėga. Langų reikės dar padaryti. Visą šitą antrą iškirst ir padaryti langų. Reikia padaryti dar vieną furneisą, kad greičiau čia mum keptųsi tas mėlis. Perkelsimės tuos furneisus vėliau. Taigi, o kol kepa, padarysiu kitą kambarį. Čia bus. Tam reikia medžio, o medžio mes turime. Puiku. Čia bus furneisų kambariuks. Nenorim mes jo daryti labai jau per daug didelio. Nu, va, gal... Va tokį užteks šiaip. Nesimetriška. Blogai. Jau tuoj leisis pradės saulė. Ateis naktis ir teks pabaigs teks pabaigti šį epizodą. Gal per didelį vis dėlto padariau. Jo, 2 reikia numažinti 2 eilėm. Užteks čia mum koble stauno.
20 furneisų. Pradžiai užteks. Reikės eit kastis cobblestone kada nors. Ir jau naktis. Grįžtam namo. Taigi čia ir baigsime epizodą. Jeigu patiko, užmeskite laiką. Jeigu norite dar, užsubscribinkite. Aš esu Kostas ir iki.